Taip, atsiverskim laišką romiečiams 8 skyrių. Tema vadinasi dvasios dejonės. Įdomu, dvasia dejuoja. Dabar bandysim išsiaiškinti, kaip jinai dejuoja. Laiškas romiečiams 8 skyrius, 26 eilutė. Taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu. Bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. O tas, kuris tyria širdį, žino, koks yra dvasios nusiteikimas, nes jį užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Šitos eilutės, ypač 26 eilutė, kur rašoma, bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis, kurios negali būti išsakytos, labai dažnai neteisingai interpretuojamos ir lieka, dėl to lieka ir nesuprastas visas tas kontekstas, apie ką čia kalbama, kas čia turima omeny. Dauguma mano, kad dvasia užtaria dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. Vieni mano, kad dvasia dejuoja kažkokiu tai būdu, ar ne? Žodžiais neišsako, dejuoja. Kiti sako, kad žmogus dejuoja, ar ne? Meldžiasi Dievui, dejuoja, nežino, kaip išreikšti žodžiai savo maldos ir dvasia kažkokiu tai būdu visą tą mūsų dejonę ją pervirškina, ją pakeičia į tokią prieinamą formą, kurią Dievas paskui išgirsta žodžiais, nes čia 27 eilutėje rašoma, tas, kuris tyria širdį, žino, koks yra dvasios nusiteikimas, nes jį užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Ir visų pirma, kol dar nepradedam aiškintis, pirmiausia, reiktų išsiaiškinti kelis svarbius dalykus. Pirmas dalykas, rašoma taip pat ir 26 eilutė, taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu, bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. Kas čia negali išsakyti dejonių? Dejonių negali išsakyti ne dvasia. Dvasia gali išsakyti tas dejonės, nes rašoma 27 eilutėje, o tas, kuris tyria širdis, žino, koks yra dvasios nusiteikimas, nes jį užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Reiškia, dvasia jį ištarė ir pasako Dievui, čia Dievas tas, kuris tyria širdis, Dievas tėvas, jis tyria širdis. Mes meldžiamės Dievui tėvui. Čia kontekste kalbama apie maldą, ar ne? Mes meldžiamės Dievui tėvui. Yra mada krikščionybėje, vieni meldžiasi šventai dvasiai, kiti meldžiasi Jėzui, ar ne? Ir iš giesmių girdim, ne? Krikščionis sukuria giesmių, ten Jėzaus, šventoji dvasia nusileis ten, vieni kreipiasi į Jėzų, kiti į dvasią. Iš rašto mes matom, kad mes niekuomet nesimeldžiame Jėzui ir niekuomet nesimeldžiame dvasiai. Mes visuomet meldžiamės Dievui tėvui. Paulius rašo, kad mes atsiverskim laišką Efeziečiams 2 skyrių, 2 skyriuje, 2 skyrius 18 eilutė. Nes per jį, per Jėzų Kristų, mes abieji, žydai ir pagonys, tame kūne, turime prieimą prie tėvo viena dvasia. Mes maldoje einame prie tėvo. Čia ne tik tai malda, bet čia apskritai prieimas prie Dievo tėvo. Mes turime prieimą prie Dievo tėvo per Kristų. Ir mus prie Dievo tėvo per Kristų atveda šventoji dvasia per Kristų, todėl kad per Kristų mes esame išgelbėti, Kristaus dėka mes išgelbėti, Kristaus dėka mes išteisinti, palaiminti visais dvasiniais palaiminimais ir daugybę dalykų mes gauname iš Dievo tėvo dėl to, kad Kristus dėl mūsų atliko tą darbą ant kryžiaus, ar ne? Taigi mes meldžiamės tėvui.
Ne jokia malda, mes galime pasižiūrėti ir Senąjį testamentą, ir 4 evangelijas, ir visur kitur, ir Paulius rašo savo laiškuose, kai jisai meldžiasi, visur meldžiamasi tėvui. Išmest turim iš galvos tuos Jėzau, Jėzau ar šventoji dvasia. Šitaip meldžiasi, aš nei kiek neperlenksiu lazdos pasakydamas, kad šitaip meldžiasi tik pagonis. Nes žmogus sugalvojo, o aš melsiuosi Jėzui. Žmogus sugalvojo, o aš melsiuosi šventai dvasiai. Tai žmogaus sugalvoti dalykai. Mes meldžiamės Dievui tėvui. Raštas taip moko. Taigi, pirmiausia, mes čia turim suprasti, grįžkime laišką Romiečiams 8 skyrių, čia kontekstas kalba apie maldą. Kai mes meldžiamės, mes nežinome, kaip melstis Dievui. Mes nežinome, kaip melstis Dievui. Kodėl? Todėl, kad mes turime ribotą pažinimą, ribotą supratimą. Mes nežinom, kas yra Dievo galvoje. Atsiverskim pirmą laišką Korintiečiams 1 skyrių. Pirmas laiškas Korintiečiams 1 skyrius. Pirmas laiškas Korintiečiams 1 skyrius. Pirmas laiškas Korintiečiams 1 skyrius 21 eilutė. Nes kadangi Dievo išmintyje pasaulis išmintimi nepažino Dievo. Pasaulis savo išmintimi niekuomet nepažins Dievo. Taškas. Todėl, kad mes nežinom, ką Dievas galvoja. Aš tik tai žinau, ką aš galvoju. Mes netgi nežinom, ką kitas žmogus galvoja. Jeigu tas žmogus nepasakys savo minčių, jų neišreikš, ar tai raštu, ar žodžiu. Juo labiau mes nežinom, ką Dievas galvoja. Juo labiau mes nežinom, kokie Dievo planai, kokios Dievo mintis. Žmogus negali sužinoti, ką Dievas, kokios Dievo mintis. Žiūrim 2 skyrių to paties 1 laiško Korintiečiams. 2 skyrius, 8 eilutė. Nuo 7, bet mes kalbame Dievo išmintį paslaptyje. Tai yra paslėpta išmintį, kurią Dievas anksčiau pasaulio paskyrė mūsų šloviai, kurios niekas iš šio pasaulio kunigaikščių nežinojo. Nes jeigu jie būtų ją žinoję, jie nebūtų nukryžiavę šlovės viešpatės. Šitie pasaulio kunigaikščiai kontekste kalba apie tas, Paulius rašo apie tas kunigaikštystės dangaus vietose, tas tamsybės valdžia, valdovus visus tos šėtonas ir jo angelai. Jie nežinojo šitos paslapties, nes Dievas neskelbė jos. Dievas tai laikė paslaptyje, nekalbėjo apie tai. Šėtonas nežino Dievo minčių. Šėtonas ir jo angelai, jie nežino Dievo minčių, jeigu Dievas jų nepasako. 11 eilutė. Nes kuris žmogus žino tai, kas yra žmogaus, jei ne žmogaus dvasia esanti jame. Mes vienas kitą pažįstam, todėl kad mes turim tą pačią dvasią, žmogaus dvasią, ir mes galim vienas su kitu bendrauti, vienas kitą pažinti, ar ne. Taip ir to, kas Dievo, niekas nežino, bet tik Dievo dvasia. Niekas nežino to, kas Dievo, kas jo viduje, jo išminties, jo minčių, ką jis galvoja, ką jis planuoja. Niekas nežino, tik Dievo dvasia. Taigi, žmogus nežino Dievo minčių. Žmogus negali sužinoti Dievo minčių. Neįmanoma. Dar laišką Romiečiams 11 skyrių. Atsiverskim. Laiškas Romiečiams 11 skyrius nuo 34 eilutės. Nes kas pažinojo viešpaties protą, arba kas buvo jo patarėju, arba kas jam pirmą davė ir kad tai bus, ir jam tai bus atmokėta. Nes iš jo ir per jį ir jam yra visa. Jam te būna šlovė per amžius. Amen. Niekas negalėjo būti Dievo patarėju, niekas negalėjo jam patarti, kaip kurti žemę, ar ne, kaip kurti dangų, ar ne. Niekas negalėjo, nes niekas nežino jo minčių, ką jisai planuoja daryti. Taigi, grįžtant į laišką Romiečiams 8 skyrių, Paulius sako, 8 skyrius, laiškas Romiečiams 8 skyrius,
26 eilutė. Taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu. Kai mes meldžiamės Dievui, mes nežinome, kaip ją melstis. Todėl, kad mes neturime tokio sugebėjimo sužinoti, kaip Dievas, kokios Dievo mintis, ar ne? Nes kai mes meldžiamės, kaip mes turime melstis? Mes turime melstis, atsiverskim Jono Evangeliją, turime melstis, kaip rašoma nuo Jono Evangelijoje, Jono Evangelija 4 skyrius. Jono Evangelija 4 skyrius, 4 skyrius, 24 eilutė. Dievas yra dvasia ir tie, kurie jį garbina, turi jį garbinti dvasioje ir tiesoje. Ar malda yra Dievo garbinimas? Taip, tai Dievo garbinimas. Vienas iš Dievo garbinimų. Tai žmogus turi garbinti Dievą dvasioje ir tiesoje. Ir jeigu mes tiesos nežinom, mes negalim jo teisingai garbinti. Mes negalim jam teisingai melstis. Grįžkime laišką Romiečiams 8 skyrių. Todėl į pagalbą ateina dvasia. Laiškas Romiečiams 8 skyrius, 26 eilutė. Taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu, bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. Kas šitam kontekste negali išsakyti savo dejonių? Čia dvasia užtaria dejonėmis, kurių negalima išsakyti. Kas jų negali išsakyti? Mes jų negalim išsakyti. Nes melsdamisi Dievui išsakydami savo dejonės, mes turime jas išsakyti, kaip Jono Evangelijoje rašoma, garbinti Dievą dvasioje ir tiesoje. Tiesoje. Mes, kadangi tiesos neturime, aš čia kalbu kaip iš prigimties, žmogus iš prigimties tiesos neturi, nežino, ką Dievas daro, nežino jo minčių, negali tinkamai jo garbinti, tai jis dejuoja dejonėmis, kurių negali išsakyti. Jis išsako jas žmogiškai, ar ne? Todėl dvasia padeda mums. Nes dvasia yra ta, kuri žino, kokios Dievo mintis. Dvasia žino, kas yra, ką Dievas daro. Ne? Dvasia žino, kaip Dievą reikia garbinti tiesoje. Nes Dievą reikia garbinti dvasioje ir tiesoje. Taigi dvasia yra ta, kuri užtaria mus dejonėmis, kurių mes negalime išsakyti. O dvasia moka išsakyti jas. Jis žino, kaip jas išsakyti. Ir mes turėdami dvasią, ar ne, kuri yra mumise, mes iš jos išgirstame, kaip reikia dejuoti iš tikrųjų. Ko mes, kaip žmonės, negalim išsakyti. Beje, tas išsireiškimas, kurios negali būti išsakytos, tai yra, negali būti išsakytos mūsų. Ir panašus kontekstas yra antram laiške Korintiečiams. Atsiverskime antrą laišką Korintiečiams 12 skyrių. Antras laiškas Korintiečiams 12 skyrius. 12 skyrius. Nebejotinai man nenaudinga girtis, aš ateisiu prie viešpaties regėjimų ir apreiškimų. Pažinojau žmogų Kristuje daugiau kaip prieš 14 metų. Ar tai kūne, nežinau, ar tai už kūno, nežinau, Dievas žino. Šitoks buvo pagautas į trečiąjį dangų. Čia Paulius kalba apie save. Jis čia nekalba apie, kad pažinojau kažkokį žmogų ten, ar ne? Ir rašau jums apie jį, neminėsiu jo vardo tik tais, ar ne? Čia Paulius kalba apie save. Ir pažinojau tokį žmogų, ar tai kūne, ar tai už kūno, nežinau, Dievas žino. Kaip jis buvo pagautas į rojų ir girdėjo neišsakomus žodžius, kurių neteisėta žmogui ištarti.
Tas žodis neteisėta pažymėtas varnele, žvaigždute, ir vertėjai, kurie išvertė iš graikų kalbos, parašė pastabose tas žodis neteisėta arba neįmanoma. Neteisėta tai yra neįmanoma, negalima, negali žmogus ištarti. Kodėl žmogui neįmanoma to ištarti? Nes žmogus nežino. Paulius buvo pagautas į trečiąjį dangų ir išgirdo iš viešpaties Jėzaus Kristaus apreiškimą žodžius, kurių žmogui neįmanoma ištarti. Kodėl žmonėms esantiems žemė neįmanoma jų ištarti? Nes tik tai Kristus, kuris sėdi dangaus vietose, trečiajame danguje, Tėvo dešinėje, žino tuos žodžius. Tik jis galėjo juos ištarti. Kai Paulius gavo iš Jėzaus Kristaus apreiškimus, viską, ką jisai gavo iš jo, ką jis iš jo išgirdo, Pauliui tai buvo naujovė, naujiena, negirdėti dalykai. Nes anksčiau Dievas tuo nekalbėjo, nepreikšdavo žmonėms. Ir kai Paulius išgirdo, tai jam tapo žinoma. Bet iki tol jis nežinojo. Ir iki tol niekas žmogui nebuvo įmanoma ištarti tų dalykų. Dabar mes tos dalykus galim ištarti. Nes tuos dalykus Paulius per daugelį apreiškimų gavo iš Kristaus ir buvo pagautas į trečiąjį dangų, išgirdo iš Kristaus. Ir ką Paulius padarė? Paulius juos užrašė. Atsiverškim laišką Efeziečiams 3 skyrių. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Dėl šios priežasties aš, Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys dėl jūsų pagonių. Jei girdėjote apie Dievo malonės išdavimą arba išdalymą, kuris duotas man dėl jūsų, kaip apreiškimu, ką Paulius rašo antram laiške Korintiečiams, eisiu prie viešpaties apreiškimu. Ir jis buvo vienas iš tų atvejų, kai jis buvo pagautas į trečiąjį dangų ir ten gavo apreiškimą irgi. Kaip jei girdėjote apie Dievo malonės išdavimą, kuris duotas man dėl jūsų, kaip apreiškimu jis davė man žinoti paslaptį. Kaip anksčiau parašiau keletų žodžių, iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties. Paulius tai užrašė. Paulius tai užrašė ir mes tai skaitome. Vadinasi, skaitydami, ką Paulius užrašė, mes žinome tą paslaptį, mes žinome tuos apreiškimus, kuriuos Kristus jam davė. Ir vienas iš tų apreiškimų buvo, kai Paulius jį išgirdo, pagautas į trečiąjį dangų. Mes irgi tai jau žinome. Ir mes todėl dabar galime tai ištarti. Paulius ištarė, jis tai užrašė ir mes galime tai skaitydami ištarti tuos dalykus. Grįžkim vėl laišką Romiečiams 8 skyrių. Visa tai jau nebėra žmogui neįmanoma ištarti, nes tai jau atskleista. Mes jau galim tai ištarti. Bet iki tol nebuvo įmanoma ištarti. Ir todėl žmogus iš savo prigimties negali melstis žmogui dejuodamas ar ne, negali melstis žmogui Dievui pagal jo valią, jeigu jis neturi tų žodžių. Nes mes Dievą turime garbinti tiesoje. O jeigu tu neturi tiesos, tu negali garbinti pagal tiesą ir tavo dejonės bus žmogiškos. Bet kadangi mes turime tą apreiškimą, tai mes jau, mūsų malda jau yra kitokia pagal Dievo tiesą. Grįžkim vėl į laišką Romiečiams 8 skyrių. Aštuntas skyrius, 26 eilutė. Taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu, bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis. Kodėl dvasia užtaria mus dejonėmis? Todėl, kad kontekste čia kalbama, paskaitykim nuo 22 eilutės. Nes žinome, kad visa kūrinyje drauge dejuoja ir kankinasi skausme iki šiol. Šiandieną visa kūrinyje kankinasi skausme iki šiol.
dejuoja. Ir ne tik jie, bet ir mes, turintis dvasios pirmavaisius, ir mes patys dejuojame savyje, laukdami į vaikystės, tai yra mūsų kūno atpirkimo. Mes dejuojame, nes mes irgi kartu su visa kūrinyje dejuojame, kankinamės skausmuose. Ir tie skausmai susiję su 21 eilutėje rašoma, nes ir pats sutverimas bus išvaduotas iš gedimo vergovės. Visa kūrinyje dejuoja, nes jį genda. Yra gedimo būsenoje. Ir ne tik visa kūrinyje, bet ir mes esam dalis kūrinijos. Mes dar turime tą fizinę apvalkalą. Mūsų vidinis žmogus pakeistas, mes jau turime naują žmogų. Mes esam naujas sutverimas Kristuje, kuris gyvens dangaus vietose. Bet tas naujas žmogus dar gyvena tam fiziniam apvalkale, kuris dejuoja. Mūsų išorinis žmogus nyksta diena iš dienos, kaip Paulius rašo. Ir čia laiške Romiečiams rašo, kad jis genda. Ir todėl tam gedime mes dejuojam. Ligos, fiziniai defektai visokie, ar ne? Mes susiduriam su daugybė dalykų, kurių mes tikrai labai norėtumėm atsikratyti, kurių mes nenorėtumėm savo gyvenime turėti. Ir kol mes esame tame fizinėme kūne, mes jame dejuojame. Mes dejuojame. Ir dejuodami, kuo mes laukiame? Mes laukiame, rašoma toliau 23 eilutė, ir ne tik jie, bet ir mes turintis dvasios pirmavaisius, ir mes patys dejuojame savyje laukdami į vaikystės, tai yra mūsų kūno atpirkimo. Nes mes išgelbėti viltimi, tai yra mūsų viltis. Mūsų viltis yra, kad mes gausime kitą kūną. Mūsų kūnas bus atpirktas. Mes gausime tokį kūną, kokį turi Jėzus Kristus. Laiške Filipiečiams rašoma 3 skyriuje, kad mes būsime pakeisti, kai mes būsime prikelti iš numirusių, mes būsime pakeisti, mes gausime naują kūną, dvasinį kūną, tokį, kokiu Kristus prisikėlė. Ir tai yra mūsų viltis. Ir mes gyvendami tame fizinėme kūne dejuojame, gendame, bet mes turime viltį, mes gyvename su viltimi. Mes galvojam apie tą kūną, kurį gausime. Ir šalia to paties mes dejuojame, šalia to paties 26 eilutė rašoma, taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms. Kokia mūsų negalia? Kad mes dejuojame tame kūne, gendame jame. Tai yra mūsų negalia. Tai mūsų negalios. Ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu. Nežinome, mes iš prigimties nežinome, kaip mes turime melstis dejuodami tame kūne. Kaip mes turime išreikšti Dievui savo dejonės. Kokios jos turėtų būti, kaip jos turi atitikti realybę. Ir čia dvasia mums padeda. Taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu, bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. Dvasia mus užtaria tokiomis dejonėmis, kurios atitinka Dievo tiesą. Mes garbiname Dievą dvasioje ir tiesoje, ar ne parašyta? Dvasia kaip garbina Dievą? Tiesoje. Dvasia mus užtaria dejonėmis, kurių mes negalime išsakyti. Ji užtaria tokiomis dejonėmis, kurios atitinka tiesą. Tiesa susijusia su mūsų dejonėmis, su viskuo, ko mes meldžiamės, ar ne? 27 eilutė rašoma, o tas, kuris tyria širdį, žino, koks yra dvasios nusiteikimas, nes jį užtaria šventuosius tomis dejonėmis, kurių mes negalime ištarti, bet dvasia ištaria. Jį užtarė šventuosius pagal Dievo valią. Jį mus ištaria žodžiais. Bet žodžiais, kuriuos yra dejonės ir jos atitinka Dievo tiesą, atitinka realybę, kokia iš tikrųjų yra.
Turim žinoti vieną svarbų dalyką, kad dvasia užtaria, dvasia kalba, dvasia veda, dvasia moko, dvasia daugybę dalykų dvasia daro. Paulius rašo apie tai laiške Romiečiams ir tam pačiam 8 skyriuje ir kitur savo laiškuose. Dvasia kalba žodžiais, bet tie žodžiai yra rašto žodžiai. Nėra taip, kad dvasia mums kužda kažką. Taip praeityje buvo tokie atvejai ir mes skaitom rašte, kaip pavyzdys, apaštalų darbuose, kai Paulius keliaudavo atlikti tarnystę ir nekeliaudavo į miestus, skelbdavo evangeliją, kurdavo bažnyčias. Buvo tokie atvejai, kaip dvasia jam sakydavo, neik ten į tą miestą, ar ne, dvasia uždraudė jam keliauti ten ir ten. Dvasia pasakė. Dvasia peilių nedūrė į šoną Pauliui, ar ne? Dvasia pasakė. Nes jeigu Pauliui būtų dvasia dūrusi į šoną, iš kur žinotų, kas gal čia jam su inkstais kažkas negerai, ar dar kažkas tai. Kai dvasia kalba, ji kalba žodžiais, kad žmogus suprastų, ką jinai nori perduoti. Atsiverskim apaštalų darbus 1 skyrių. Dvasia kalba, dvasia užtaria mus dejonėmis ir ji tai daro žodžiais. Ir ne bet kokiais žodžiais, o rašto žodžiais. Apaštalų darbai, 1 skyrius, 16 eilutė. Vyrai ir broliai, turėjo išsipildyti raštas, kurį šventoji dvasia anksčiau kalbėjo Dovydo burna per Judą. Anksčiau, Senojo testamento laikais, šventoji dvasia kalbėjo Dovydo burna raštą. Turėjo išsipildyti raštas, kurį dvasia kalbėjo Dovydo burna. Dvasia kalba rašto žodžius. Ir mes žinom, Dovydas užrašė psalmes, ar ne? Didžioji dalis psalmių yra Dovydo parašytos. Dvasia davė tos žodžius užrašyti Dovydui. Ir kai Dovydas meldėsi Dievui, kalbėjo, ar ne, pranašavo, kitiems girdint ir Dievui girdint. Jis kalbėjo tuos žodžius, kuriuos dvasia jam davė kalbėti ir kuriuos jis vėliau užrašė į raštą. Tai anksčiau dvasia kalbėdavo žmonėms, kaip Pauliui, kaip Dovydui, todėl, kad rašto nebuvo. Dvasia kalbėjo tam, kad jie paskui tą raštą užrašytų. Ir dabar, šiandieną, kai mes turime visą raštą, dvasia nebekalba. Taip, kaip Pauliui kalbėjo, kai rašto nebuvo, kaip Dovydui kalbėjo, kai rašto nebuvo. Šiandieną turime visą raštą ir šiandieną dvasia jau kalba rašto žodžiais, kurie yra užrašyti. Nes visas raštas jau yra duotas. Jeigu šiandieną dvasia kalbėtų papildomai, kaip daugelis krikščionių mano, nedaugelis, bet yra krikščionių, kurie mano, tuomet reikėtų, jeigu kažkas tai kalba, dvasia man pasakė tą ir aną, tada mums reikėtų, tada pirmiausia mes turėtume padaryti išvadą, kad raštas neužbaigtas. Nes dvasia dar kalba. O mes žinome, kad raštas užbaigtas. Paulius rašo 2 laiške Timotiejui, kad visas raštas yra duotas Dievo įkvėpimu ir yra skirtas, ar ne, ten pamokymui, mokslui, pabarimui, teisumo pamokymui. Raštas jau visas duotas. Ir jeigu šiandieną dvasia kalba, ji kalba rašto žodžiais. Ir dvasia, kai ji dejuoja, užtardama mus, ji dejuoja rašto žodžiais. Ir kai mums dejuoja, mus užtaria dejonėmis, ji mus užtaria ne bet kokio rašto žodžiais, ne bet kuriais rašto žodžiais, o to rašto, kurį Paulius užrašė. Šiandieną dvasia gyvena mumise. Paulius rašo, jeigu jūs esate dvasios vedami, jūs nesate įstatymo, bet malonės valdžioje. Paulius užrašė tą malonės žodį. Ir dvasia šiandieną mus veda Pauliaus užrašytais malonės žodžiais, malonės mokymu.
Atsiverskim Jono Evangeliją 6 skyrių. Jono Evangelija 6 skyrių. Dvasia visuomet kalba raštą. Visą raštą, kurį mes turim, visą Bibliją, mes turim todėl, kad yra šventoji dvasia. Šventosios dvasios iniciatyva buvo parašytas raštas. Visi pranašai, kurie kalbėjo praeityje, kalbėjo šventosios dvasios skatinami. Visi, kurie rašė raštą, rašė šventosios dvasios įkvėptus žodžius. Ir kai mes skaitome raštą, mes skaitome dvasios įkvėptus žodžius. Jono Evangelija 6 skyrius, 63 eilutė. Tai dvasia, kuri atgaivina, kūnas neduoda jokios naudos. Žodžiai, kuriuos aš jums kalbu, yra dvasia ir yra gyvenimas. Jėzus Kristus kalbėjo žodžius, kurie yra dvasia. Tai dvasios žodžiai. Jis kalbėjo Dievo žodį. Jis kalbėjo dvasios žodžius. Tiesos žodžius. Dvasia kalba tiesą. 1 Jono laiške, 5 skyriuje. 1 Jono laiškas, 5 skyrius. 5 skyrius, 6 eilutė. Tai yra tas, kuris atėjo per vandenį ir kraują, būtent Jėzus Kristus. Ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir tai yra dvasia, kuri liudija, nes dvasia yra tiesa. Dvasia kalba tiesą. Kur mes randam tiesą šiandieną? Jeigu mūsų paklaustų, kur šiandieną galima surasti tiesą? Į ką mes nurodytumėm? Į raštą. Rašte yra absoliuti tiesa. Ir mes suprantam, kad jeigu rašte nėra parašyta, kaip išsikepti kiaušinienę, reiškia, jeigu žmogus kepa kiaušinienę kažkokiu tai būdu, jis nežino, kaip kepti, ar ne? Ar jis kepa pagal tai, kaip Dievo žodis sako, ar ne pagal Dievo žodį. Suprantam, kad tai yra, kvaila mąstyti taip, ar ne? Dievas mums davė protą, kad mes žinotumėm, kaip gaminti valgį, ar ne? Tiesa, turim omeny tai, ką Dievas suplanavęs daryti danguje ir žemėje ir ką jisai daro dabar, ar ne? Jis šiandieną Dievas vykdo savo planą, kurį jisai suplanavo dangaus vietoms. Jis gelbė žmonės, perkelia juos į Kristaus kūną, kuris yra palaimintas visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose, ir vieną dieną Kristus ateis pasiimti savo kūną. Dievas šiandieną pildo savo planą dangui. Ir apie tą planą, kurį jis yra sugalvojęs įgyvendinti danguje, jis atskleidė tiesoje, savo tiesoje. Ir tą tiesą Kristus atskleidė Pauliui. Ir Paulius tai užrašė. Ir Paulius rašo, uoliai stenkis būti Dievui priimtinu darbininku, ar ne, neturinčių ko gėdytis, teisingai padalinančių tiesos žodį. Tiesa. Paulius gavo tiesą. Taigi, šventoji dvasia, kai ji kalba, kai ji veda mus, kai ji dejuoja, užtardama mus, ji kalba tiesą, ji kalba Dievo žodį, raštą. Ir ne bet kokį raštą, bet tai, ką Dievas atskleidė per dvasią ir ką Paulius per dvasią užrašė savo laiškuose. Šitaip dvasia mus užtarė. Grįžkime į laišką Romiečiams 8 skyrių. Aštuntas skyrius. 26 eilutė. Taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu.
Bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis, kurios negali būti išsakytos. Dar kartą pasikartokim, ar ne? Reiškia, mes kaip žmonės nežinome, kaip melstis. Mes dejojame šitoj gendančiai kūrinijai ir mūsų dejonės Dievui melsdamėsi mes savo prigimtimi negalime ištarti teisingai. Mes neteisingai vertinam situaciją. Mes nesuprantam teisingai, kodėl mes dejojam, kas vyksta. Tačiau dvasia, ji žino, kas dabar vyksta. Ir ji mus užtarė dejonėmis, kurių mes negalim išsakyti. Mes negalim. Bet ji gali. Ji žino, kas šiandieną vyksta. Ji žino, kad mes gyvename gendančioj kūrinyjoj. Ji žino, kad mūsų laukia viltis, mes gausime šlovingą kūną tokį kaip Jėzaus Kristaus. Ji žino tos dalykus ir ji užtaria mus tomis dejonėmis. Ir žiūrėkit, kaip įdomiai, 27 eilutė. O tas, kuris tyria širdis, kieno Dievas Tėvas širdis tyria, kai mes meldžiamės jam? Mūsų. Dievas tyria mūsų širdis, kai mes meldžiamės. Ir ką jisai mato mūsų širdise, kai mes meldžiamės? O tas, kuris tyria širdį, žino, koks yra dvasios nusiteikimas, nes jį užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Kas gyvena mumise? Šventoji dvasia. Jie žino, kaip dvasia vertina visą situaciją, kaip dvasia dejuoja mūsų dejonėse, kai mes gyvename toje gendančiai kūrinyje. Žino, kaip dvasia vertina pagal tiesą, kas vyksta iš tikrųjų. Ir kadangi mes turime šventąją dvasią, dvasia mus moko, kaip reikia melstis, kaip reikia iš tikrųjų dejuoti. Nes mes dabar žinom, kaip reikia išsakyti, ar ne? Nes visa tai jau yra apreikšta. Visą tai Paulius jau užrašė, kaip reikia išsakyti, kaip reikia dejuoti. Ir dvasia gyvena mumise ir dvasia mus moko. Bet ji mus moko kaip? Rašto žodžiais. Mes ką tik žiūrėjom, kad šventoji dvasia kalba rašto žodžiais. Atsiverskim pirmą laišką Korintiečiams, 1 skyrių. 2 skyrių. Pirmą laišką Korintiečiams, 2 skyrių. Pirmas laiškas Korintiečiams, 2 skyrius. O taip, 2 skyrius. Pirmas Korintiečiams, 2 skyrius. Nuo 7 eilutės. Bet mes kalbame Dievo išmintį paslaptyje. Paulius jau aiškiai parodo, kad jis žino jau Dievo išmintį. Ta paslėptą išmintį, jis toliau rašo. Paslaptyje tai yra paslėpta išmintį, kurią Dievas anksčiau pasaulio paskyrė mūsų šloviai, kurios niekas iš šio pasaulio kunigaikščių nežinojo, nes jeigu jie būtų ją žinoję, jie nebūtų nukryžiavę šlovės viešpatės. Bet kaip yra parašyta, akis nematė, nei ausis negirdėjo, nei žmogaus širdį neįėjo tai, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Kas čia tas, ko akis nematė, ko ausis negirdėjo, ko žmogaus širdį neįėjo, tai yra ta paslėpta išmintis, kurios pasaulio kunigaikščiai irgi nežinojo. Niekas to nežinojo. Bet 10 eilutė labai svarbi, nes dauguma nepaiso 10 eilutės. Dauguma kalbėdami apie tą akis nematė, ausis negirdėjo, nei žmogaus širdį neįėjo, kalba apie tai, kad kai mes pateksime į dangų, mes tuos dalykus pamatysime, ko akis nematė, ko ausis negirdėjo, ko žmogui širdį netėjo. Ir kažkaip tai neįvertina 10 eilutės, kuri yra labai svarbi, nes jį užbaigia tą mintį. Bet Dievas mums tai atskleidė savo dvasia. Reiškia tai, ko akis nematė, ko ausis negirdėjo, ko žmogui širdį neįėjo, visą tai, kas buvo paslaptis. Dievas mums tai atskleidė savo dvasia, nes dvasia ištiria visą, taip, Dievo gelmes.
Dievas mums visą tai atskleidė per dvasią, tą paslėptą išmintį. Ir mes neseniai skaitėm laiške Efeziečiams 3 skyriuje, ir neatsiverskim dar laišką Efeziečiams 3 skyrių. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Antra eilutė. Jei girdėjote apie Dievo malonės išdavimą, kuris duotas man dėl jūsų, kaip apreiškimu jis davė man žinoti paslaptį. Čia ta paslėpta išmintis, ar ne, kaip korintiečiams, kad rašo Paulius. Kaip anksčiau parašiau keletų žodžių, iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties. Tai, kas žmogui į širdį neįėjo, tai, ko žmogus negirdėjo, ko ausis negirdėjo, ko akis nematė, kas žmogui į širdį neįėjo, visą tai Paulius užrašė. Ir Paulius rašė korintiečiams, kad dvasia tai atskleidė, ar ne? Ir žiūrėkit, kaip čia Efeziečiams Paulius rašo 5 eilutėj, kuri kitais amžiais nebuvo duota žinoti žmonių sūnums, kaip ji dabar atskleista jo šventiems apaštalams ir pranašams per dvasią. Dvasia atskleidė mums visą tą paslaptį. Ir kokiu būdu Paulius užrašė. Dvasia mums atskleidė per Pauliaus užrašytus žodžius. Ir kai dvasia mus užtarė dejonėmis, ji užtarė būtent tai žodžiais, kuriuos Paulius užrašė. Ir mes norėdami sužinoti, kaipgi dvasia mus užtarė dejonėmis, o mes gyvename toje gendančiai kūrinyjoje. Mes patiriame visas tas pasekmes ir mūsų kūnas genda, ar ne, mes dar turime tą nuodėmingą prigimtį, kuri mums kaišioja koją, ar ne, mes vis tiek nuodėmes darom, ar ne. Nori, nenori, mes padarom nuodėmes. Ir paskui gailimės, kad tai darėm, ar ne, ir mes kenčiam nuo to. Tai mes kenčiam ne tik tai dėl fizinių kūno pasekmių, dėl gedimo, bet ir dėl savo nuodėmingos prigimties išdaigų. Kenčiam mes. Nes nuodėmė niekuomet džiaugsmą neatneša. Kančią tik atneša nuodėmė. Sielvartas. Mes kenčiam. Ir dvasia mus užtarė dejonėmis. Ir užtarė mus, mokydama mus, kaip mes turime vertinti situaciją. Kadangi mes turime dabar visą tą apreiškimą, kaip reikia dejuoti, dvasia visą tai atskleidė, Paulius tai užrašė. Mes dabar galime pasimokyti, kaip dvasia mus moko tose dejonėse, kaip mes turime mąstyti, kaip mes turime melstis Dievui dvasioje ir tiesoje, kaip mes turime ištarti tas dejonės, kurių mes kaip žmonės prigimtiniai negalim ištarti. Tačiau žinodami dabar, ką Paulius užrašė, ką dvasia preiškia, atskleidė, mes jau galim ištarti. Mes jau galim žinoti, kaip iš tikrųjų reikia tuose kaip teisingai reikia dejuoti, kaip teisingai ištarti Dievui, kaip teisingai įgarbinti dvasioje ir tiesoje. Dvasia mus moko. Atsiverskim 1 laišką korintiečiams 2 skyrių. Grįžkim, mes buvom ten, ar ne? 1 korintiečiams 2 skyrius. 1 korintiečiams 2 skyrius. Mes skaitėm 10 eilutėje, bet Dievas mums tai atskleidė savo dvasia, nes dvasia ištyrė visą tai Dievo gelmes. Dievas atskleidė visą tą paslaptį savo dvasia ir mes iš laiško Efeziečiams skaitėme, kad Paulius užrašė ir taip tapo žinoma visiems, ar ne? Dvasia mums taip atskleidė raštu, per Pauliaus raštus. Toliau, reiškia, skaitom 13 eilutė, 12. Mesgi gavome ne pasaulio dvasią, bet dvasią, kuri yra iš Dievo, šventąją dvasią. Kad pažintume tai, kas mums nuo Dievo dovanota. Dvasia mumise apsigyveno ir gyvena mumise 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Ji gyvena mumise ir mums duoda pažinimą. Bet dvasia nieko negalėtų mums padaryti, negalėtų mūsų išmokyti, jeigu mes to pažinimo nepasisemtumėm
iš ten, kur dvasia jį atskleidė. O kur dvasia atskleidė pažinimą? Kur dvasia atskleidė tiesą? Pauliaus laiškuose. Kalbant apie mus, apie Kristaus kūną. Mokymas Kristaus kūnui, kurį atskleidė dvasia, tai yra Pauliaus laiškai. Taigi mes gavome Dievo dvasią, kad pažintume tai, kas mums nuo Dievo dovanota, ką Dievas mums davė. Paulius rašo laiške Romiečiams 8 skyriuje, tas, kuris nepagailės savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko mums kartu nedovanotų kartu su juo. Mums Dievas, mes viską gavome iš Dievo dovanai. Visus dvasinius palaiminimus dangaus vietose, kuriais jis mus palaimino prieš pasaulio pamato padėjimą. Mes juos patikėję Kristumi gavome dovanai, už dyką, nemokamai. Daugybę dalykų. Ir dvasia, priežastis, kodėl dvasia mumise gyvena, yra tam, kad ji mus mokytų tų dalykų, kuriais Dievas mus apdovanojo Kristuje. Ir kaip ji mus moko? Toliau Paulius rašo 13 eilutės. Tai mes ir kalbame, ne tai žodžiais, kurių moko žmogaus išmintis, bet kurių moko šventoji dvasia, gretinant dvasinius dalykus su dvasiniais. Šventoji dvasia mus moko žodžiais, gretinant dvasinius žodžius su dvasiniais. Kur mes randame dvasinius žodžius, dvasinius dalykus, žodžių pavidalu? Rašte. Mes skaitome raštą, mes skaitome Pauliaus laiškus ir mes matome dvasinius žodžius, dvasios žodžius, dvasiniai žodžiai tai yra dvasios žodžiai, dvasiniai dalykai tai yra dvasios dalykai. Mes juos skaitome ir mes juos gretinam vieną su kitais ir mes taip randam išvadas, randam paaiškinimus, čia yra rašto studijavimas, rašto nagrinėjimas. Šitaip dvasia gyvendama mumise mus moko. Jie mums nešnižbzda iš pašalies. Ji mus moko rašto žodžiais. Būtent šitaip dvasia gyvenanti mumise mus moko. Mus veda, ar ne? Yra tas populiarus išsireiškimas dvasia mus veda. Jis ne žmogaus išgalvotas, bet rašte apie tai Paulius rašo, dvasia mus veda, ar ne? Jei esate dvasios vedami, nesate įstatymo, bet malonės valdžioje. Reiškia, dvasia mus veda gyventi pagal malonę. O kaip dvasia mus veda gyventi pagal malonę? Raštu. Paulius atskleidė tą Dievo malonės išdalijimą. Gavo jį iš Dievo ir jį užrašė mums pagonims, ar ne? Taigi, kai mes meldžiamės, mes nežinome, kaip melstis savo žmogiškąją prigimtimi, mes dejuojame, ar ne, tuose sunkumuose. Ir dvasia mus užtaria, dvasia, kuri gyvena mumise, kuri mus moko, ji mus užtaria dejonėmis, kurios negali būti išsakytos prigimtinio žmogaus. Ir dvasia mus moko tų dejonių, kaip iš tikrųjų reikia dejuoti. Kaip iš tikrųjų reikia dejuoti pagal Dievo valią. Ir tas, kuris tyria širdis, mato, kaip dvasia mus užtaria pagal Dievo valią. Dvasia mumise būdama moko mus rašto žodžių, moko mus pagal Dievo valią, ar ne? Ir kai mes meldžiamės tais rašto žodžiais, tais dvasios žodžiais, mes meldžiamės taip, kaip dvasia mus užtaria. Atsiverskim laišką Romiečiams 8 skyrių. Laiškas Romiečiams 8 skyrius. Laiškas Romiečiams 8 skyrius. Nuo 14 eilutės. Nes visi, kurie yra Dievo dvasios vedami, yra Dievo sūnus. Nes jūs negavote vergystės dvasios, kad vėl bijotumėte, bet gavote į vaikystės dvasią, kurią šaukiame Abba tėve. Kas meldėsi dvasioje ir šaukia Abba tėve? Jėzus Kristus. Ir mes būdami, mes gavome tokią tapatybę, mes esame tokie kaip Jėzus Kristus.
Būtent todėl, kad mumise gyvena dvasia ir ji mus moko. Ir mes galime melsis pagal Dievo valią, kaip Jėzus Kristus, kad meldėsi pagal Dievo valią. O dvasia mus moko per raštą. Būtinai tą mintį būtinai turim prisekti prie to, kaip dvasia mus veda, kaip dvasia mus moko. Raštu. Kaip ir Jėzus Kristus meldėsi rašto žodžiais tėvui. Jis nesimeldė, kaip sugalvojo. Jis meldėsi rašto žodžiais. Ką jisai sakė? Aš atėjau išpildyti to, kas parašyta apie mane įstatyme ir pranašuose. Ką mes pildom? Įstatymai pranašus? Ne. Mes pildome Kristaus kūno tą mokymą, kurį Paulius užrašė. Kas parašyta Pauliaus laiškuose. Ir mes meldžiamės Dievui, Aba Tėve, turėdami jo dvasią, kuri atskleidė mums tiesą Pauliaus laiškuose. Mes meldžiamės to mokymu, ta tiesa Dievui. Mes meldžiamės teisingai, Aba Tėve. Skaitom toliau 16 eilutę. Pagal pati dvasia liudija su mūsų dvasia, kad esame Dievo vaikai. Dvasia liudija su mūsų dvasia. Kartu. Kartu kalba. Ir kaip kalba? Dievo žodžiais. Dievo žodžiais. Nešnipžda jausi, kažko nesako. Kaip žinom, esam girdėję ar ne iš kitų tikinčiųjų ir iš liudijimų, ir kaip jie sako, ar ne, ten dvasia pasakė tą, ar ne. Ir ką tu gali sužinoti iš to, ką pasakė tas žmogus, kuriam liudijo, ar ne, kuris liudijo, ar ne, kad dvasia jam pasakė, kaip iš to gali statydinti save, bažnyčią? Niekaip. Ogi niekaip. Kaip iš to, ką dvasia pasakė ten keliais žodžiais, gali žinoti visą tiesą, kaip šiandieną reikia melstis, koks teisingas turi būti dejavimas ar ne Dievui, ar ne toje gendančiai kūrinyje. Kaip sužinosi iš to, kad ten tas žmogus neva išgirdo iš dvasios. Ogi nieko iš to negausi. Dievas mums atskleidė raštą. Rašte atskleidė visą mokymą, kuris mus ir duoda pažinimą, ir duoda supratimą, ir visą Dievo išmintį. Ir dvasia mumise būdama mus moko. Moko, kaip iš tikrųjų reikia melstis, kaip iš tikrųjų reikia. Kokia ta dejonė turėtų būti toj gendančiai kūrinyje? Teisinga dejonė. Ne kaip žmogus savo išmintimi dejuotų, bet kaip reikia dejuoti, kaip dvasia moko mus dejuoti, kaip dvasia gyvenanti mumise moko mus dejuoti, mokydama mus rašto žodžiais. Ar supratot, iš to, ką kalbėjau, ar kyla kažkokių tai neaiškumų, nesupratimų, klausimų kažkokių. Dar galim pažiūrėti, atsiverskim pirmą laišką Korintiečiams 14 skyrių. Pirmas laiškas Korintiečiams 14 skyrius. 14 skyrius. Čia Paulius kalba apie tas dvasinę tą dovaną, kalbų dovaną, ar ne? Korintiečiai kalbėjo kalbomis, ar ne? Suprantam, kaip kalbėjimas kalbomis turėtų atrodyti, kaip rašte jis yra. Klasikinis pavyzdys per sekmines. Kaip jie kalbėjo kalbomis? Kalbomis, kurios egzistuoja, kurios ten išvardintos, ar ne, ten ir romėnai ten buvo susirinkę, ir Mesopotamijos gyventojai, ir arabai ten, išvardintos tautybės, kurie kalba, kiekviena tauta turi savo kalbą. Ir ten jie Jeruzalėje buvo susirinkę, visi tie žydai, kurie atėjo iš kitur gyvenantis, ar ne, atėjo pagarbinti savo Dievą, švęsti tuos sekminių šventės, ten derliaus šventė, žydų šventė.
Ir tikintieji mažoji kaimenė gavo šventą dvasią ir jie pradėjo kalbėti kalbomis tų susirinkusių žydų, kurie jau nebemokėjo hebrajų kalbą kalbėti. Jų gimtosiomis kalbomis pradėjo kalbėti. Šitaip atrodo kalbos dovana. O ką mes šiandieną girdime bažnyčiose kaip kalba? Habalabalaba. Nieks nesupranta, jie patys nesupranta, ką jie kalba. Čia ta mada tokia. Čia ta... Panaši situacija buvo ir Korinte. Irgi tenai buvo kalbėję nežinoma kalba, kurios niekas nesupranta. Ir Paulius jos barė, kad taip negalima daryti. Nes sako, jeigu aš bažnyčioje, jeigu jūs susirenkat ir visi pradėtumėt kalbėti tomis kalbomis ir įeitų pašaliečiai irgi neparodytų jumis smilkinis ir pasakytų, kai jūs išprotėję. Nes nieks nesupranta, ką jūs kalbat. Kokia nauda iš kalbos, jeigu tu nesupranti, ką tas kalbėtas kalba? Jokios. Paulius jiems aiškina elementarius dalykus, kad kalba, kurią tu kalbi, turi būti suprantama klausytojui. Tik tada klausytojas gaus iš jos naudą. Ir Paulius čia 14 skyriuje 15 eilutėje užrašė: tai kągi tada, aš meldžiuosi dvasia ir taip pat meldžiuosi supratimu. Aš gėduosiu dvasia ir taip pat gėduosiu supratimu. Kitaip, jei tu laimini dvasia, kaipgi tas, kuris užima nemokyto vietą, pasakys tavo dėkojimo amen, kadangi nesupranta, ką sakai. Aš meldžiuosi dvasia ir meldžiuosi supratimu. Supratimas turi būti. O iš kur tas supratimas ateina? Iš to mokymo, iš to kalbama, skelbiamo Dievo žodžio. Melstis jie turėjo tiesoje, pažinimu, supratimu. Taip ir mes, kai meldžiamės, mes meldžiamės supratimu, suprasdami, ką sakom. Ir tiesoje, gavę tą tiesą iš rašto žodžių. Gerai, grįžkim dar į laišką Romiečiams 8 skyrių ir pabaigsim čia. Laiškas Romiečiams 8 skyrius, 26 eilutė. Taip pat ir dvasia padeda mūsų negalioms, nes nežinome, ko turime melsti, kaip mums privalu. Mes, kaip ir gimtiniai žmonės, nežinome, kaip turime melstis. Bet pati dvasia užtaria mus dejonėmis. Dvasia ir ačiū Dievui mes turime tą dvasią, kuri gyvena mumise. Ir būdama mumise, nėra taip, kad dvasia užtaria mus, pakyla į dangų ir ten Dievui pasako, ar ne? Ne, ji gyvena mumise ir ji užtaria mus. Dejonėmis, kurios negali būti išsakytos mūsų. Tačiau, kadangi mes turime dvasią, ji mus moko tų dejonių, kaip iš tikrųjų reikia dejuoti. O tas, kuris tyria širdis, tyria mūsų širdis, kai mes meldžiamės, žino, koks yra dvasios nusiteikimas, nes jį užtarė šventuosius pagal Dievo dvasią. Dvasia žino, kaip dejuoti. Ir mes turėdami dvasią ir būdami išmokyti dvasios per rašto žodžius, žinome, kaip melstis, žinome, kaip dejuoti teisingai. Ką Paulius rašo laiške Efeziečiams, kaip mes turime melstis? Dvasioje. Mes dabar galime melstis dvasioje, todėl, kad mes turime visą pažinimą. Mes turime visus dvasios žodžius. Jeigu mes neturėtumėm rašto žodžių, tada taip. Todėl anksčiau, kai Kristaus kūno bažnyčia neturėjo viso rašto, Paulius nebuvo viską užrašęs, buvo duodamos dvasinės dovanos, kur bažnyčiose būdavo pranašai, kurie skelbdavo Dievo žodį, pranašaudavo. Nes jiems reikėjo pažinimo, jiems kaip ir mums reikėjo augti, statydintis tokiu pat tempu kaip ir mums. Bet jų padėtis buvo
kitokia nei mūsų. Mes jau turime visą raštą. Mes jau turime visą tai, ką dvasia apreiškia. Jie neturėjo. Buvo duotos tos dvasinės dovanos, jie turėjo kalbėti, pranašai turėdavo kalbėti. Ką Paulius skelbdavo bažnyčiose, ką Paulius rašė savo laiškuose, dvasia jiems, tiems pranašams duodavo kalbėti tuos žodžius. Bet ir kadangi mes dabar turime visus dvasios žodžius, mes galime melstis dvasioje, Paulius rašo laiške Efeziečiams. Prisimenat, ar ne tą eilutę? Paulius rašo laiške Efeziečiams 6 skyriuje. Šeštas skyrius, nuo 17 eilutės. Ir imkite išgelbėjimo šalmą ir dvasios kalaviją, kuris yra Dievo žodis. Dvasios ginklas, kas yra? Dievo žodis. Dievo žodis, kuris užrašytas, raštas. Visada melsdamiesi dvasioje, visokeriopą maldą, bei prašymų. Ir prie to būdėdami visą ištarmę, bei prašymų už visus šventuosius. Mes dabar galime melstis dvasioje. Mes galime dejuoti, kaip dvasia dejuoja ir užtaria mus pagal Dievo valią. Nėra taip, kad dvasia mus užtaria tai žodžiais, kokių mes nežinom. Nes mes viską žinom. Dvasia jau atskleidė viską. Bet galbūt yra tokių situacijų, kada mes ne viską žinom, ne dėl to, kad neatskleista, bet dėl to, kad dar neišsiaiškinom iš rašto. Bet yra siekiamybė, ar ne? Kaip sako, jeigu nežinai, tuomet žinai, ką daryti. Sužinoti. Sužinoti iš rašto. Ar turit kokių klausimų gal? Kas? Na va, ir sakykime praktiškai, ar ne? Vis tik mes esame žmonės kūne ir turim tą žmogišką, ar ne, prigimti tą kūniškumą. Na ir sakykime, atsitiko vaikui kažkas, susirgo labai, ar ne? Tai žmogus paima, tėvas, motina paima Dievo žodį, garbina Pauliaus laiškus, garbina Dievą, skaito, o dvasia žino, kas yra tam žmogui blogai, bet jis nesako, Dieve, pagydyk mano vaiką. Ir dvasia žinodama tą būseną žmogaus, kuris dabar garbina Dievą su džiaugsmu, skaitydamas Dievo raštą, tai aš suprantu, kad dvasia žinodama, pažindama tą situaciją, tą žmogaus skausmą, tėvo ar motinos skausmą, nuneša dejonėmis pas Dievą tėvą ir Dievas tėvas per maldą girdi garbinimo žodžius, Dievas tėvas tyria žmogaus širdį. Kad šitas žmogus pasitiki manimi, kas yra Dievas taip, bet jis tai nepadės, neišgydys. Be abejo. Kaip dvasia užtaria mus? Dvasia mus užtaria, kaip dvasia mus pagodžia, tarkim, tokio situacijoje, kai serga vaikas, ar ne? Kad mes gausime naują kūną. Mūsų išorinis žmogus nyksta, bet vidinis atnaujinamas diena iš dienos. Mus dvasia moko, kad Dievas šiandieną negydo žmonių, ar ne? Stebuklingų būdu. Nes jeigu jisai gydytų, kas jam reikštų tą vaiką išgydyti, ar ne? Bet dvasia mus guodžia, kad mes gausime naują kūną. Mūsų laukia ta nuostabi ateitis, amžina paguoda. Mes ne per amžius čia kentiesime tame gendančiame kūne. O mes kaip tėvai darome viską, kad tą vaiką išgydyti kiek įmanoma, ar ne? Suprantam? Bet taip pat Dievas mus guodžia mūsų vidinį žmogų. Ir už tas kančias bus atmokėta. Paulius rašo, kad šitam laiške Romiečiams 8 skyriuje, laiškas Romiečiams 8 skyrius, 8 skyrius,
8 skyrius. 18 eilutė. Nes manau, kad šio dabartinio laiko kentėjimai nėra verti, kad būtų sugretinti su šlove, kuri bus apreikšta mumise. Kai mes kenčiame, mes turime paguodą. Mes pasigodžiam. Čia yra praktiškas dalykas. Dabar įsivaizduokit, mes nežinotumėm realybės. Mes įsivaizduotumėm, kad Dievas gydo, ar ne? Ir mes šventai tikėtumėm, kad Dievas gydo, nes rašte parašyta, ar ne? Jėzus gydė, daugybė atvejų, ar ne? Ir apaštalai gydė. Ir mes įsitikinę įsikalę, kad Dievas gydo. Ir Dievas neišgydo mano vaiko. Ar mums širdies neskaudės, kad Dievas neišgydys mano vaiko, kuriam aš šventai tarnauju, kuriam aš viską atiduodu dėl savo Dievo ir jis neišgydė mano vaiką? Nemanot, kad kažkur tai giliai širdyje atsirastų kažkokia pagieža Dievui? Tas skausmas, kuris su pykčiu susimaišęs Dievui, ar ne taip? Aš tai manau. Aš tau tarnauju. Tavo žodė parašyta, kad tu gydai ir tu neišgydai savo tarno vaiką. Kodėl, Dieve? Kame problema? Kame? Nu ir žmonės nurašo į tą, žinot, išsireiškimą. Matomai tokia Dievo valia buvo. Taip, šiandieną Dievo valia yra tokia, kad Dievas negydo. Tai jeigu aš gyvenu su tokiais lūkesčiais, kurie netitinka tiesos, tai aš tikrai niekuomet nepasiguosiu tokiuose situacijose. Ar tai mano vaikas sirgtų, ar tai aš sirgčiau, ar tai kažkokie sunkumai ištiktų ar ne mane, mano šeimą. Jeigu aš nežinočiau tiesos, aš tikrai nepasiguosčiau. Nes aš tikėčiausi iš Dievo, kad jis padarytų kažkokį stebuklą, kad jis mus ištrauktų iš tos nesėkminių liūno to, ar ne? Aš to tikėčiausi. Bet aš to tikėčiausi todėl, kad aš esu savo įsikalęs neteisingą mokymą. Aš įsikalęs tą realybę, kokios nėra, nes Dievas daro visai ką kitą. Bet aš galiu, žinodamas tiesą, aš galiu pasiguosti, taip, žinau, kad dabar kenčiam, taip, žinau, kad dabar tokia nelaimė atsitiko, ar ne? Bet tai liausis vieną dieną. Vieną dieną mes būsime pas Viešpatį, vieną dieną viskas užsibaigs. Mes užbaigsime savo gyvenimą džiaugsme, Kristaus šlovėjai. Ir šito laiko kentėjimai nėra verti, kad būtų sugretinti su šlove, kuri bus apreikšta mumise. Ir tuos eilutės mane guodžia. Nu ir žiūrint, aišku, kokio amžiaus tas vaikas, jeigu tas vaikas irgi jau išgelbėtas, jau didesnis, ir jam gali jį pamokyti tų dalykų, jį gali paguosti tuose skausmuose. Tai ką, tada baigiam šiandien, ar ne? Ačiū tau, Tėve, už tavo žodį, ačiū tau už mūsų gelbėtoją, kuris pasirūpina mūsų ateitimi ir kuris rūpinasi ir mūsų kasdienybę, stiprina mūsų vidinį žmogų, jį daro atsparų tiems sunkumams ir kad mes pakeltumėm juos, žiūrėdami į tuos amžinus dalykus, tuos nematomus, kuriuos mes turime. Ir jie yra tie dalykai, kurie amžini, kurių mes neprarasime, ir tie dalykai vieninteliai, kurie mums išliks. Dėkojame tau už viską, tavo sūnaus vardu. Amen.